Sveiki visi, su jumis Šivakas Forever LT. Ir šiandien mes žaisime ir eisime mainintis geriausiame rusiškame serveryje Excalibur Craft. Jame žaidžia dažniausiai labai daug žaidėjų, mes žaidžiame Industrial Craft mode. Nu štai ką, pradedam. Nu ir va, kaip mato, čia yra mano gražus namukas. Man kažkaip lagina, bet nieko. Matote, kaip aš jau su savo draugu Luku pasisveikinti. Zdarova. Pasidarėme, hybridinės solar panelės, žodžiu, dar liko solar panel ir advanced. Nu, žodžiu, aš užsidėsiu nano šalmą, kad geriau saugoti. Čia mūsų pakrovėjas, kaip jis krauna visus armorus. Žodžiu, o čia gražiausia. Mano draugas uždėjo šitą žiaurų paveikslą. Nu va, čia mūsų pats pagrindinis namo aukštas. Štai jame labai yra įdomu. Kadangi aš pasistatęs seifą, niekas jį negali įleisti. Aš saugoju svarbiausius čia man itemus. Žodžiu, čia yra visokie nesąmoningi itemai. Vakar radau švalis deimantus, kaip aišku. Va, maniški mechanizmai, kurios draugas atjungia, blėt. Sorry, kad nusikeikiau. Iš kur tiek pasijau bolių? Ai, čia man sakė, kad iš droparty. Jo, mano draugas va čia gavo viską iš droparty. Mums žiauriai pasisekė, jis visus čestus viską pernešė. Aš vakar dar buvau pasikrovęs elektros kristalų. Ir žodžiu, aš dabar nusiteleportuosiu į savo tą labai seną namą. Prisiminsiu, koks yra varpas. Nu ką, aš tęsiu mūsų video. Ir žodžiu, kaip matote, čia mano draugo FTB skrynėje. Nu, ta prasme seifas. Čia pas mus greitai bus šopas, aiškugi. Maisto šiek tiek paimti. Ir va čia mes auginame never šitos gumbus. Čia mus bandė grifinti būtinai, bet nepavyko niekam. Gerai, kodėl taip lagina, man reikia balansuotas FPS. Va, kokybė. Nu, lagina vis tiek, bet nežinau, kaip su jais ant video. Gali ant video būtų puikiai kokybė. Čia bronza, kaip sakoma. Šitą pernešim, aloj velderį, mūsų home. Čia daug rusų rašinėjas, tai aš viską puikiai suprantu, ką jie rašo kitiem. Bet dažniausiai grasina banais. Nu tai nesvarbu. Svarbu, mes eisime šiandien kasinėtis. Woohoo! Kubilius sako taip. Tip, 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 tip. Gerai, einame kasinėtis. Ate, nepažįstamas. Ui, į klozetą griūnu. Gerai, pasiemam savo deimantinį specialų elektrinį kirtiklį, kuris niekados nesugesta, tik elektrą išsinaudojame dažniausiai. Ir einame ieškoti deimantų. Ieškosime deimantų nuo 8 bloko. Nu ir aišku, kasime bent kokį sorę. Šis zombis prie manęs kabinsi. Aš nepasiėmiau savo nanokardą, kuris yra. O ne, aš nanokardą nepasiėmiau savo. O ne. Greit bėgam home. Pasimti savo nano svordą būtinai. Į lavą įgriūsi, tai parašysiu home staigiai. Aš viską suprantu, kad jie rusai rašinėjas, tai jums tai nesvarbu. Gerai, aš truputį sustabdysiu ir nueisiu iki mūsų kasinėjimo vietos. Nu ką, dabar mes atėjome į kasinėjimo vietą, kaip galvoju, jūs nepuikiai matote. Aš specialiai stabdau, nes pas mane neįregistruotas bandikemas. Nežinau, man kažkaip pradeda striginėti, kai aš filmuoju video. Čia kažkas kasė. Tunelį. Rado deimantų, man atrodo. Geležį! Sustabdom video ir ieškom toliau deimantų. What the f...
Aš negi nepastebėjau, kad aš tai radau. Jie gražiai, maniškiai, jie naminiai. Man prireiks daryti Advanced Solar Panel arba Hybrid Solar Panel su jais. Jie bus geri draugai mūsų solar panelėmis. Čia iš tikrųjų tikri deimantai, bet kai aš kasiau geležį sustabdęs video, aš juos pastebėjau. Mano gražiuosius deimantus. Aišku, kaip žinot, galvoju, čia tik vienintelis video bus. O, uraniumas. Kaip tikriausiai jūs nematėte, mano pikekso jis yra Unbreaking 1 Efficiency 2. Nu, žodžiu, šitas video bus ne vienas. Tikrai bus tokių video daug, let's play tokių. Jeigu jums patiktų tikrai šitokie video, pastatykit subscribe'us, laikus, žodžiu. Rekomenduokit savo draugams šitą kanalą, gali būti labai įdomu. Jūs, kuo daugiau subscribe'ų bus, tuo daugiau video. Tie video tikrai bus neįdomus, bet tikrai įdomus gali būti. Bet jeigu jums patinka šitas launcheris, jūs irgi galite pradėti filmuoti video jame. Kaip apsigyvenat ir viską. Va šitą launcherį aš įdėsiu į descriptioną būtinai. Jūs galėsite jį parsisiųsti ir prisiregistruoti. Aš registravimo tinklapį jums tikrai numesiu. Ten description'e irgi bus. Nu, kas per lagai. Lagai. O lagai nebėra. Nu, tai va. Tikriausiai nieko nematot, to aš padėsiu. Gerai, kasime toliau. Tikriausiai galime rasti dar deimantų. Mes iš tikrųjų čia pirmie atkeliavome į šitą vietą, nes kaip matot, mūsų minimapė beveik nieko nėra. O tas matot, didelis namas yra mano. Nu ir mano draugo dar. Jeigu kartais bus mano toks draugas FTB prisijungęs, tai ir su juo video filmuosiu. Ir mano toks dar XXX Pegasus. Dar vienas draugas yra. Kuris aišku dabar yra prie manęs. Žiūri kaip aš žaidžiu. Aišku, jis irgi žais Excalibur Craft. Bet dabar jo tėvai išvažiavę, tai jis negali žaisti. Gerai. Wow! Lava time. Let's fix it. Lol. Apeisiu. Ne. Gerai, atsiprašau, kad paspalau. Netyčia. Įpratis. Deimantų čia nėra, labai gaila. Tik 5 deimantukai. Sustabdau, nes kasiau anglį labai ilgai. Kasiau dirtą ir pastebėjau savo naujuosius dar draugus. Aišku, kad aš redstone'ą paimsiu, nes mums jo prireiks visokiem geriem mechanizmam. Aš iš tikrųjų esu serverė cheatas, bet daugelis žmonių yra cheatai. Ant šito launcherį tikrai beveik neįmanoma cheatų pastatyti. Tai aš kažkada esu bandęs. Kažkoks dieviškas lagas. Nu, aš esu bandęs statyti ant šito launcherį cheatų, bet man tikrai nepavyko pastatyti. Nes ir taip, jeigu pasistatysi cheatus, tau iš karto ban būna. Perjungi launcherį ir ban. Man vat kas nepatinka. O šitam serveryje labai nori ilgai žaisti. Nes jis gan įdomus. Tai galima, kaip aišku, mūsų su draugu Luku tikslas gauti ir pasidaryti geriausius itemus. Ta prasme, Quantum Suit. Quantum tai yra patys populiariausi, nepopuliariausi, o geriausi šarvai, kurie labai puikiai apgina. Kaip pavyzdžiui, kažką tranko su kardu Max ir jam nenusiminėja life'ai, kas su Quantum Suit'u. Jam pradeda nusiminėti life'ai, kai Quantas pradeda, nu taip, po truputį išsikraudinėti. Bet Quant'e yra labai daug energijos, tai labiausiai apsaugoti gali. Bet šitam serveryje jums gali būti neįdomu, tai kvieskite draugus rimtai, bus įdomiau. Kas išmano Industrial Craftą, būtinai pažaiskite. Nes jums tikrai šitame serveryje patiks. Man vienintelis dalykas šitame serveryje patinka tam, kad yra Solar Panels mod. Solar Panels tai energijos gamintojai, žodžiu, karočiui. Patylėsiu kasinėdamas.
Anglį prašyti. Nu, kasame ir kasame. At, lava. Lava. Tunelis. Reikia galvoti, kaip, what the... Kaip aš praleidžiu valdą, nepastebėjęs jo. Dažniausiai, kai aš pastatau pauzę, aš randu deimantų. Bet dabar aš tikrai jų nerasiu. Dažniausiai, kai aš kasu tokius, pavyzdžiui, kaip anglį ar ironą, tai aš sustabdau laiką. Nes pas mane yra tikrai neregistruotas bandikiams. Nu va, kasuos toliau. Šitą praleisim, nors ne, geriau iškasim. Šitą orę gražų. Lagas. Lagas. Jis man žiauriai nepatinka. Pas mane atrodo nekokybiškas internetas, bet to let's play įmanoma filmuoti. Žinote, šitą video filmuoju kas 10 minučių vieną partiją. Šitas video nebus gan ilgas, bet man atrodo apie 20 ar 30 minučių gali būti tikrai. Bet tai jums galės būti įdomiau. Ne, ką aš čia sakau vapšė. Ne rusišką žodį pasakiau nesnį. Nu gerai, aš tada po to eisiu ieškoti resursų kulip, kad galėčiau pasidaryti tikrųjų kulipkų savo gražiajam lankui, kurį aš žiauriai mėgstu. Šviesos nėra. Va, radau 10 deimantų ir labai daug cobblestone. Ir visokios nesąmonės. Pro dirtą tikrai prasikasim. Nenoriu mininti jo įtampą. Mininsim čia nais. Greit gali pikeksas pasibaigti, bet dar gyvas. Su deimantų randu, ne taip, kad nebūnu, bet randu deimantų. Šitam serveryje esu apie 2 stakus deimantų radęs. Ir visus su draugu išleidžiu. Tam, kad daryti solar panelės, visokius mechanizmus ir dar savo nano šarvus. Mano draugas buvo praknisęs nano, nuėjęs vieną tokį nepatikimą Shopik 666. Niekados neikite šitą šopą. Nes pavyzdžiui, aš kažkada buvau ėjęs, irgi ten nano buvau praknisęs. Žodžiu, buvo rage quit. Tikriausiai jūs matėte, kiek aš redstone turiu. Ne veltui jį kasu kolekcionuoju. Kam aš čia kasu? Gerai, kasim toliau. Aš žodžiu aplinkui savo kasyklas kasu. Kas man daro šiandien? Nu va, aš tiesiu video. Žodžiu. Vat vieną tokį dalyką sugalvoju, kad neit nepatikamų šopus. Pasidarysiu savo šopą, linksminsiu jame. Ateis kokie nano čvakai pasikrauti ant čerčpedų mūsų. Nu matėt, atrodo pakrovėja, kuris yra mūsų nano. Aš pernešiu į savo seną namą. Žodžiu, bus labai gerai, jeigu aš pernešiu, nes nano ateina, mes greit su kvantais jau būsim su draugu. Nes aš dabar ruošiuos kvantinės kelnes daryti, bet to man reikia labai daug resursų, kad jas padaryti. Nu ir žodžiu, bus, kaip sakoma, įdomu žaisti. Šitame serveryje žaidžiu apie jau 2 mėnesius, ar mažiau. Ir man jis nenusibosta niekai. Oi, bet to pavalgyti, pamiršau, taupysiu maistą.
Dažniausiai, kai aš kasinėjus, aš randu už privatintoje vietoje deimantų. Ir žinot, ką aš darau? Aš pasiemu steikį pistoną su svirtimi ir bandau jos iš ten ištraukti. Bet dėja, ačiū, kad šitas bugas veikia. Galima deimantų ore išimti į neprivatintą. Žodžiu, stumdyti galima. Bet blogiausia, kad spavnerio negalima su pistonai stumdyti, nes aš bandžiau, bet ir neina. Jei! Nežinomas radėjimas. Nepaaiškinama. Man reikia apsidengti tam, kad deimantus gražiai iškaščiau. Kiek čia daug. Man patinka deimantai. Aš jūs labai mėgstu. Dievinu juos. Jo. Tas čiuvakas susifeilino, kuris čia kasė tunelį. Tikrai, kad ne aš kasiau? Jų čia yra net 5. Kai man šiandien sekasi. Bet čia ne mano deimantų radimo rekordas ištiko. Mano radimo rekordas yra apie... Čia negi 6 deimantai. Jei! Mano didžiausias radimo rekordas... Kieno čia kasykla? Didžiausias deimantų radimo rekordas mano yra apie 30 deimantų per dieną. Čiuvakas, kas kasė šitą tunelį, proto mažai turi. Nes reikia kas 2 blokus kasti. Gerai. Aš kai ką praleidau, atrodo, kažkas slaptaus tokio. Tenais, man atrodo, medis buvo. Va čia, jo. Ir eisiu čia naisiškai. Man atrodo, aš čia jau buvau kažkada tai. Ne tą urvą kasęs, bet kažkada netyčia kasiaus į apačią. Šitą orą iškasiu, nereikalinga. Be to, nes aš jį daug turiu. Anglies aš turiu apie 10 stakų. Štai taip šifruosiu šio prašmatnaus žaidimo inicialai. Susirimavo. Ui! Čia kaip matau, žmogus, kuris čia arti apsigyveno, iškasė beveik visus deimantus. Matote minimapę? Vat. Kažką tai išsprogdino ten ar ką. Vanduo ten neišsiplyksta. Ten kažkokios dėžės yra, žodžiu. Einu atgal, kažkur pasižiūrėti kažką dar. Man atrodo, šiandien pakaks jau 16 deimantų ir dabar eisiu namo. Kaip sakoma, dabar man reikia pasižiūrėti, kaip kraftinasi kvantas. Man nereikia per Minecraft žiūrėti. Man iš karto rodo visus kraftus, nes šitame serveryje yra labai puikus modas autocraft. Aš nekraftinsiu energijos kristalų. Žodžiu, kaip aš matau, labai sunku pasidaryti. Aš turiu vieną multikristalą, būtinai. Man reikia savo nano kelnių, 2 iridium plaitus ir glowstone. Būtent pasižiūrim, kaip kraftinasi iridium plaitas. Gerai, ne šitą. Man reikės 4 iridium plaitus ir 1 diamondą. Gerai, kad man kelnių reikia padaryti, man reikės 2 deimantų. Aišku, ašgi susidėsiu visus ore šitos rastus, kaip mano draugas rado. Ne, nerado, o gavo viską iš drop party. Daugiausiai visų pagaučiau. Pasisekė ją, aišku. Aišku, bėgsiu pasikrauti savo nanų setą ir viską, ko man reikia krauti. Gaila, kad šitie pikeksai nesikrauna, bet va šitie kraunas. Žiūrėkit. Po truputį pasikrauna viskas. O jetpackas dar turi pasikrauti. Pas mus energija eina labai greitai, kaip matote. Nes pas mus yra apie 8 hybrid solar panel ir meterį eina. Matot, 3 pasigamino. Mes į tą meterį generatorių nežiūrim. Šitą namą stačiau apie 5 valandas. Netrumpai ir neilgai. Tai kiek leido, tiek užtai.
Gerai. Kaip filmuojame toliau ir matome dabar visą kraftą. Žodžiu. Ne batus. Kelnes. Reikia 2 glaustonų šitų plaitų būtinai. O jie kraftinasi iš 4 šitų plaitų. Ir man reikia siumeterį dar. Gerai, man atrodo, aš siumeterį turiu. Jo. 1, 3. Lagai. Beprotiški. Čia nėra. Nepasisekė. Pasisekė. Man dar vieno reikia, kad tik vienas būtų, please. Kad tik viena jau metrį būtų. Matėt, kiek redstone radome su draugu. O, nepasisekė. Jau metrį neradom. Einame į mūsų senąjį home. Čia, kaip matau, pernešti, jis viską pernešti. Tai bėgam home. Reikia atidžiau ieškoti. Iš viso turime 24 deimantus. O, aš turiu puikią idėją. Išsikeisti deimantus jau meterį. Vart, shopik, 666. Pats nepatikimiausias šopas pasaulyje. Kvanto nėra. Ir čia PvP išjungtas. Jeigu būtų jungtas, aš jį nužudyčiau iš karto. Jis dingo, jis apsiverkė. Lol. Atsiprašau, lol vėl. Ne, čia ne šitas. Man reikia... Baigėsi viskas, ačiū jums. Pardavė viską. 16 koperio už 9 metrį. O čia 16... Palai vienodi? Ne. Koperio. Paimsim už koperį. Koperio ir taip mums beveik nereikia. Mes jo bent kur galime rasti. Koperis. Vat kur mano koperis. Pala, o gal iškeptų turėsim. Įsižiūrėti labai puikiai reikia, kad rasti. Koperio. Mes tik orę turime. Nu, išsikepsime. Aš tave matau. Lysk. Wow. Lagas. 16. Kaip ir reikia. Mano draugui didžiausias pasaulyje feilas. Kam jis atjungė va šitą va geriausią pasaulyje daiktą. Man dabar reikia keptis viską iš anglies. Specialiai. Pažiūrim, kraftintis negaliu. Nope. Vat jis, žinot kaip kraftinas, va čia dar vieną reikia įdėti. La, kraftas netoks aišku. Lava man nereikia. Žodžiu, šių metrį galima pasidaryti visko. Gal man iškraftinsit vieną matį. Tuo iškraftins, man nereikės pirkti nieko. Tuts. Ai va, nelagas. Gerai. Dabar kraftinamės, ko mums reikia. Tik vienas. Kiek čia man materijos reikės? Man atrodo, vieno stako reikės. O kad vieną staką gaut, aš dabar nežinau, ką man reikia daryti. Nu ką, tęsiu ir dabar eisiu tą ironą. Nu, ne ironą, kaip pasakyt, bet keptis rusiškai vadinasi olova, niekaip nepaaiškinsiu. Žodžiu, turime 7 ir PM1.
Šitą man draugas jungia specialų itemą. Ir jis čia kažką tai pridarė, kai aš buvau viską teisingai pajungęs. Ir va. Nu, vat jis koks esas. Nu. Kur tos kabelius įsidėjo? Prijungsiu taip. Jas energija eina. Pro auksinius šitos. Energija. Negaunama niekaip. Žinau kodėl. Nes mano draugas šį pridarė nesąmonės. Va! Kas čia mane trankė? Ai, elektra! What? Kaip aš pastebėjau, mane elektra tranko. Dar! Ne, užteks, nemušk manęs tu. Man reikės nuo savo draugo patrolinti, kai jis bus iš šitas. Ei, nesąžininga. Negražus. Negeras. Negražu. Au. Jis neizoliuotas. Man reikia izoliuoto. Tai aš dabar į kompresorių įdėsiu lateksą. Kompresorių puikiai gaunama. Kaip mano draugas įdeda į tenais? Ai, jisai ekstraktorių deda. Čia pas mus greitintuvai yra. Reikalingiausi iš visų. Ow! Don't touch me, please! Hello? Nežinau, ką tikrai daryt. Auksinė izoliuota. Ai, čia man ir vieno aukso ir 4 šitas. Reikalingas. Gerai. Jo, gumos turim labai daug. Man reikės krauti savo nano. Jo. Išnaudoja nano, bet... Mirk. Negražusis. Всё. Pabaigta. Dabar greitai jungiame šitą daiktą. Va, ir jis mums labai greit gamina energiją. Viską iškepė? Puiku. O dabar einame prisijungti va šitą daiktą. Prie jų metri generatorius. Įdomu, mane ten trankys elektra? Ne, nes jis yra izoliuotas. O šitas netranko niekados. O šitą vietą šitą padėsiu šitą. Op. Nepatidės nieko. Hehehehehehe. Ką man čia padarė? Ai, nieko. Einam toliau. Energija dabar taip už greit neįsinaudos. Man tas labiausiai patinka. Ir dabar einam Warp Shop X66. Viską greit parduoti. Tik? Всё? Čiteriugus. Nors vieną pavyks iškraftinti man iridium.
Yay, I got iridium. Next, pažiūrim, kaip mums einasi metrį. Tave neišjungsiu, nes po to labai lėtai startuos. Ir dabar dar vieną dalyką padarysime. Šitą galime padėti. Ir šitą. Dabar paėmame koperio Cam 3. 40. Ir išsikapame labai greitai. Mane svarbiausia nekrato elektra. Ir einu per šitą laiką pasikrauti savo nano šarvus. Nes matote, kad jie man, kad batukai ypač įsikrauna. Batukai visada pradžioje išsikrauna. Bet tai nesvarbiausia. Svarbiausia, kaip įsikraut galima. Energijos, kaip matau, yra. Ir naudojas, nes krauna. Morką pasikroviau. Visio. Pasikrovime. Ir einame pirkti. Pirkti ir pirkti. Išpirko. Pažiūrim, ką galime pirkti. Iškrauta. Ne, neiškrauta šitą. Nieko nebėra tenais. Neapsimoka žiauriai. Žiauriausiai neapsimoka. Čia viskas beveik neapsimoka. Visiškai einam home. Nu gerai, aš manau jau pabaigsime filmuoti. Su jumis buvo Čiuvakas Forever LT. Ir statykite laikus, dėkite subscribus, prašau komentuokite, dėkite gerus komentarus, mums tai labai patiks. Ir jeigu bus labai daug laikų ir komentarų, mes darysime kuo daugiau kitų video. Nu štai ką, tikriausiai šiandien filmuosime dar antrą dalį, bet nežinome. Nu žodžiu, visiems ate.